Pasirodo, gamintojas gudru. Mindaugai tavo jogurtą. Čia dabar, jeigu norim laviną, tai girdis prašyti. Reikia mest. Ištaškysiu. Aš galvoju, jiems nieko negelia. Už reklamą. Jeigu rytoj dibūtį pasikelsi, tai jis bus apvalus. Dama kaip išsidūriau. Sprendė? Ne, jis nesugedo. Labas rytas. Labas rytas. Ko jūs tokie ankstyvi? Tik jau 6, sakiau, kelsi. Ne, sakiau, 5:07. Jie 7, keliam, tai 9 būdavo vietų. Labas rytas. Išventiliavę gerai. Penktadienis. Diena, dėl kurios labiausiai nerimavome. Pirmiausiai, ar pavyks surasti gidą, ar sulauksime tinkamo oro, ar bus gero sniego. Vėliau šiek tiek nerimo buvo dėl trasų, maršruto parinkimo ir apskritai, kaip ten mums seksis. Su gidu Viliomu susitikome 8:30 prie keltuvo. Jis jau stovėjo gidų eilėje prie rezervacijos pakilimui į Egiulę Diumidi viršūnę. O kur kablys? Tai atvirkščiai yra. Ant kablio kabinsis. Čia trapecijos kilpa. Matau su geležiniu papūdėjau. Čia į tą skylę? Ką? Tai negali būti laisvi. Nes ant jų padėsi. Reikės. Gerai, užtrišk. Pradėjome keltis ir po vieno persėdimo išsilaipinome kalno viršūnėje. Lendam. Einam, matyt, reikia žiūrėti viską. Labai neryškus, nesimato per juos. Pajudam į viršų. Egiulė Diumidi. Baugu? Normaliai. Viskas bus gerai. Tai žinoma. Kylam į viršų. Dėkui. Dar truputis ir būsim. Na štai jis. Liuk. Matai tu jį? Gražus. Aš apie kalną. Ai, kalną tai aš matau. Gal apie keltuvą.
Ir keltuvas toks mažiukas atvažiuoja, toks mažytis, toks raudonas. Atrodo šešiavietė būdelė, nedaugiau. Jau ola, tikrai ola. Antanas. Audrius atsipūtęs. Mindaugas irgi. Nu, toks ne visai atsipūtęs, bet manau viskas bus gerai. Išgyvensim. Kaip Antanai? Kartą buvo gimti, gyventi iki tos dienos, ką mes šiandien matome. Fantastika. Fantastika. Kad būtų lengviau lipti. Speciali įranga buvo iš karto panaudota. Prie trapecijų prisegami karabinai ir visi surišami vieną virvę. Karabinai ant pilvo. Pradėjome leistis ilgų takų žemyn. Labai gerai pasitarnavo naujos kuprinės savybė prisitvirtinti slides ir neštis jas ant nugaros. Turėjau vieną laisvą ranką ir galėjau karts nuo karto pafilmuoti, nors dažniausiai reikdavo įsikibti abiem rankom į virvę, kuri juosė takelį. Pats takelis yra ledinis ir padengtas puriu sniegu, kurį su slidinėjimo batais lengvai nustumi. Šiaurinis šlaitas, kilometras žemyn. Kilometras žemyn tiesiai. Lipam lediniu šlaitu žemyn, be kačių. O, sunkus darbelis. Lipimas žemyn truko apie 20 minučių. Gidas pasakė, jog leisimės ne klasikiniu, o vidutinio sudėtingumo maršrutu. Atkabino karabinus nuo mus visus jungiančios virvės ir pirmas nučiuožė žemyn. Mums reikėjo čiuožti, paskui jį, nenukrypstant nuo jo maršruto. Nulipom, pagaliau nulipom tuo sunkiu šlaitu, atkabino mus gidas vienas nuo kitų, pradėsime leistis. Iš karto ant pirmo šlaito gavome porą plyšių, kuriuos sėkmingai apčiuožėme. Plyšys, kurio visiškai iš viršaus nesimatė. Nieks nematė. Ten tokie ilgi yra ir irgi nesimatė ten. Mes Audrim vos praėjom. Ten matai tokia dubelė? Jo. Ten irgi labai gražiai šuo priešėlinį. Bet va, šitas tai įspūdingas. Ir jo visiškai nesimatė.